Aš ilgai galvojau, kaip galėčiau pakeisti savo apsisprendimą palikti mane ir grįžti pas žmoną. Ir žinai ką? Šiai viską papasakosiu žmonai. Taip. Parodysiu susirašinėjimus, mūsų nuotraukas, viešbučio rezervacijas iš mano sąskaitos. Tikrai to nori. Netektų mūsų abiejų vienu metu. Ar tik vienos? Bet tugi negali be moterų. Tau jų reikia. Matau, kaip spoksai į kiekvieną didesnę krūtinę ir riestą užpakaliuką. Širduk, ką pasirinksi? Tu nežiūrėk taip į mane, aš taigi nieko nepadariau. Tik įsimylėjau kaip kvaišą ir pagalvojau, kad amžinai būsi. Kad būsi geras man. Dieve, koks naivumas. Ir žinai ką? Niekur tu nuo manęs nepabėgsi. Aš nebegaliu visko laikyti viena. Aš negaliu būti ta, kuri visada stipri. Aš noriu tiesiog būti. Be kaltės jausmo, kad kažko nepadariau. Ar gali mane tokią pamatyti? Tokią, kuri kartais pavargsta, kuri nori pasislėpti nuo visko. Man reikia, kad išgirstum. Aš pavargau ir daugiau nebegaliu. Gersi kažko? Kavos ar arbatos labiau norėčiau. Baigtų su tom kavytėm. Kažko labiau atpalaiduojančio reikia. Xanaxo, nori? Nurimsi. Aš galvoju apie burbuliukus ir prosekiuką. Gal ankstoka. Ai, bala nematė. Gi tokia šventė 10-metis. Tikiuosi, viskas šiandien bus tobula. Kitaip ir nebūna pas tave. Noriu pasakyti tostą, kad šie 10 metų būtų tik pradžia. Ačiū, Linute. Kaip aš iš vis tiek patempiau? Ką aš be tavęs būčiau darius? Gal labiau be Tadulio, juk jis visas tavo aferas išnulina. Gal žinai gerą ginekologę? Jo, turiu tokią, bet aukso kalnus plešia. Žinai, man reikėjo būti ginekologė. Žiūrėčiau savo putės ir vargo nematyčiau. O dabar tas mūsų žvaigždės vemt verčia. O kas tau? Nesakyk, kad vėžys. Ne. Blogiau. Nėštumas. Tadulis gerą siurprizą įtaisė.